Sveiki atvykę į Osaką. Osaka protėje. Jo. Bandau šitų sienis. Važiuojam. Varom į žinomiausią čia gatvę šitą miestą. Pavadinimu Donbūrė. Esi girdėjus ką nors apie gatvę? Shopping. Shopping. Foods. Foods, shopping. That's it. Tickets. Nu ir bilietas. 2 kem kainavo, tai čia eurais. Ne apie eurą kem, gal eurą kem. Ar vienas? Jo, vienas. Čia įėjimas į Dotonbori tą zoną, jo. Neįdomu, kaip čia atrodys. Jau. Ir patys užsienio. O Dieve, kiek čia žmonių. Daiktus augo. Čia yra daug užsieniečių. Jo, labai daug užsieniečių. Bra, pažiūrėlę. Man reikia nufoti. Crazy. Pametei? Akinius. 可能在这里面呢。Let's go. Jo, gerai, einam ant tilto, jeigu praeisim. Tilto? Nu... Let's not die, nes aš žinau, žmonės miršta tokiuose. Miršta? Jo. Kodėl jie miršta? Japonai kiekvienais metais miršta labai daug žmonių. Prašymai būna ant šopų. Tai mes ne šopingo. Bomžai. Give me money. Čia su vaikais suicide. Jo, čia vien su kitai suicide. That's just like that, you get lost. Čia labai paliūdam. Jo. Va, žodžiu, maistas McDonald's kainuoja 5 eurus. Slide to unlock. Should I? Ne. Čia kažkoks teriyaki. O. Labai gerai atrodo. Teriyaki chicken. Nu tai maką vertinam, tai burgeris skanus, bulvytas kaip ir visur. O tas milkshake'as, tai jis toks skonis, tas poskonis primena karvę. Kai būna karvės kvapas, tai primena karvę. Mes varom fotkintis kažkur. Išgelbėkit mane. 3, 4, 5, 6. Tokios, 2. Čia yra free Wi-Fi. Ar tu jauti?
kad tuoj paleis lietų. Jo, matau. Bet neskai, buvo tikrai smaga toks. Žiūri ten. Tik atsitūkti. Nes ten labai važiavo. Hi, out here. Kas pasako, žinok, daugiausiai užsieniečių. Tai pilna rusų ir angliškai šnekančių žmonių. Mes klausim, jie neiškėlė. Palaukiam taksi. Tokie gražus varlėks. Varlytė. I like little things like that. Ir demonai. Kur toilet? O, žiūrėk, purška vandenį. Geras. Varom? Gerai. Bandysim traukti kirbę. Tu įmetė ir tu važiuoji. O, 6. Gerai. Važiuok. Per toli. Labiau į tą. O, gerai. Į priekį. Gal ir gerai, žinai. Nu, bandyk. Turim kelias kartus, tai. Nu gerai, pabandysiu griebti iš klyno. Давай. Tai va, išleidom dar po 4 eurus. Ir aš jo, iš viso 4, nu tipo tos 500. Aš irgi apie tokį va ištraukiau, o Rosita tokį. Kažkokią statinę. Aš irgi 500 išleidau. Atėjom dabar į tų žaisliukų išsukimo šopą. Bandysi šitą? Matau, kokie liko ir man jau patinka. Jo. Kaip čia sudėti? Tai įdėk čia pinigų. Jo. Kiek kainuoja? 400. Oi, ne į tą pusę. O gal? Ai, nu. A, gal ne. Matai, vaizduomu. Gerai, bet tą. Viena iš gražesnių. Čia šitas rudas kiršūnas. Jo. Ir čia nelabai matosi, kad to nugyriai, tai aš nenorėjau. Šitas kur. Jo, šitai geriausia. Nice, ir dar ten lipdukai, ar kas ten? Tiesiog aš yra kolekcija. A, nu čia kolekcija, jo. 300. Tai nedaug. Normaliai. Raktų pakabukas. Supurvinas. Parodyk. A, nu jis toks minkštas. Čia taip. Jis su kirviu draugaus. Da.
Kol neišpūrino šio. Tai va, mūsų diena kokias tokia, jo. Žaislių. Iš per ledai. Rich milk ice cream. Skanus. Jo. Apibūdint skonį. Šiaip? Ką primena? Vaikystės ledus toks būdavo labai pirmas. Bet tas milkas toks, pražok, jis rich. You know what I mean. Jo, labai real. Tokia labai fluffy. Primena tą purškiamą grietinėlę, jeigu čia būtų ledai. Iš to. Jo. Žiauriai cool. Nu, vaizdu jo, išklepa kartu. Tikrai atrodo kaip iš filmuko. Dažnai žiūri ir tą mintyse taip iškart. Aš mačiau šitą arba video žaidime, arba filmuke. Jo. Nu vaizdai čia tiesiog žiauriai tokie nostalgiški. Tai va, čia yra Osakos centras. Visas pusės labai dideli pastatai. Jo. Ir mes einam per perėją. Va, rasite pirmą kartą gerą japonišką alų. Asahi Dry. Aš su kiviu nusipirkau kažkokį 4 laipsnių sidrą. Jis man gal 5. Nu, kivis tai išskirtinis iškart pasakysiu. Skonis kaip saldainių tų bebė būna. Tie mažiukai saldainiai. Primena kivį. Mes čia kilsim? Geras klausimas. Šiandien nuvarėm į miesto pakraštį Osakos. Ir eisi pasivaikščiot po mišką. Po parką. Tai jo. Čia va. Kur varysim, jo. Temple, Waterfall. Ai, tik 2,5 kilo, tai čia. Ką čia porą valandų Aš jau nusipirkau maisto lik. jeigu lėtai einant. Likai ant parodysim. Ne, aš irgi galvoju bus daugiau. Ką? Let's go. O, žiūrėk, žmonės važiuoja lift. Wow. Yeah. Toks net kapsulė. Nu. Čia visur kanapių lapai vietoje ornamentų. Aš jau matau, kaip čia rudenį turėtų būti smagu. Labai gražu turėtų. Na. Visur ten lips. Taip va, kodėl čia kanapių lapai, nes medžiai atrodo su kanapių lapais yra. Koks keistas. Gal koks čia medis. Kung Fu Panda. Čia vartai į kitą pasaulį. Einam prie tų vartų. Nusilenkia. Ir praeina pro vartus. Jo. Čia viskas taip seno. Bet tu gali paliest tą daiktą. Nėra ženklo. Nėra ženklo, tipo neliesti.
bet toks labiau hindų gotų. Galbūt. Galvojam, Rafaelo pridėjo. Kas ten yra? Žvakės. Pažiūrėk, kokie seni vartai. Kas? Kas? Kaip užuoti? Jos smilkaus. Geras. Geras. Pasiekėm savo tikslą. Čia daugiau žmonių, nei aš tikėjau. Nu. Labai. Va, čia žmonės stebės. Jo. Draugai. O, tikrai, Normaliai. Koks geras vanduo. Nu geras. Žuvytas aplinkui mano kojas, tas mažytas. Kitas iš ko. Reikia žiauriai žiūrėti po kojam čia. Šiaip. Ir laiptai tokie, kur mano kojas pusė tik tais. Laiptai tokie, kur aš uždedu koją ir ten, pavyzdžiui, būna pusė kojas užsidedu. Pats laukys. Jo. Va, mane kaip tik visam patys tai. Oi, blemba. Nu čia nuėjom, žinokit. Prakaits tiesiog pylasi, laiptai. Šitokie medynai. Kuo reikia kelt? Realiai iki Kelėno, kad... Kuo reikia kelt realiai iki Kelėno? Wow! Fū, nebedaug liko, reikia apžvalgos bokštą kažkokią. Pavyko? Pavyko. Na, užlipom. Ir čia matosi Okinava. Tai yra Osaka. Jų smegenys iškepusios nuo lipimo. Su vandens trūksta. Tai va.